Mėnesį čia esu ir nei vieną dieną nelijo, o dabar balutės, ašarėlės. Viską supildėm, realiai norėjom eit ir va. Šai pasilikimas iš manęs. Mėnesį nelijo. Mėnesį. Netaip įsivaizdavau ėjimą su lietpalčiu, bet jau yra kaip yra. Čia yra Levinas ir man padės. Tad iki. Ką, pradėjom eit. Kokias 2-3 minutės. Praktiškai visiškai šlakas. Nesvedė mane pro trumpinimą kažkokį. Pradžia gera. Kad suprastumėt, per kur aš išgiu. Vienas spaudžia, nuo pat pradžių. Norisi jau įžen kokį nors patesnį, normalesnį kelią, nes aš šitai sušlapsiu iki triusiukų. Biškai pasiskundė ir iškart geriau. Now we talking. Išėjom iš džiunglių, nusiėmiau lietpaltį ir žanro klasika. Pietus vėl prasidėjo. Bet jau pizdu, jau einam be lietpalčių, nes tiesiog karšta. Sportas ryte, tolygų katurgai ir kad po pusvalandžio ar valandas bėgi viskas susinormalizuos. Tikiuosi. Nu ką, praėjo pusvalandis, nifig ne, man nelengviau. Ne, viskas gerai. Kvėpavimas stabilizavosi. Čiuožėme čia labai gerai. Labai neblogai. Žiūrint dabar į taką. Turbūt keliuosi savo tikslą. Vietinio rekordas yra 6 valandos, berods 8 minutės. Jeigu vyktų įveikti greičiau, būtų stipru. Dabar, kaip matot, už manęs nei prieš mane nieko nėra. Jau mano draugas atsiliko. Kaip toliau matot, pras ir takas nelepina. Tai pasunkintom sąlygom tenka eit. Pats pasirinkau. Ta kaip yra, kaitė tava suklydo. Tikėtina. Saulė lenda. Čia matosi mano kankinės vieta. Laikausi neblogai. Kažkoks įrodymas. Dabar nežinau, kur eit, ble. Tai žmonės labai mane palaiko. Ir įsivaizduokit, žiūrėkit. Radau man. Žmonės palikinėja vandenį kelyje. Va, visi palikinėja vandenį. Sakau, aš labai esu kažkoks populiarus. Tam masilėlį linkėjimai. Specialiai paskelbiu savo pasitraukimą iš komedijos ateinančiai valandai. Tai 2 valandas 31 minutė. Šitas 4:1:15. Einu pasaulio rekordo tempu. Not bad as a white guy. Bus ko bent pasigirti anūkams. Esam 4-8 aukštį, 1 valandos 35 minutės. Viskas, paskutinė atkarpa į kalną. Wow. Toliau dar žingsniuoja Afrikos rekordo tempu. Kosmosas. Jeigu šaučiau daugiau nei per valandą kilometrą į viršų, būtų ir pasaulio rekordas, bet ne, jau sukasi galva, jau aš turiu lėčiau eit. Tikrai dėl to neliūdžiu. Sakiau, as white guy, very good. Faktai šitoj kondicijai sunku jau yra mąstyti. Nebematau aš to tako. Kodėl čia kažkokiais bulvių laukais vaikštau. Beleka. Rytį vietinė. Jie man turėjo rodyti šitą taką. Jie žinojo, kad aš pats kaip bulvė čia eisiu. Aš tik kryptį žinau. Aukštyn. Turbūt aiškinti ir nereikia. Einu paskutinę atkarpą. Esu 5:1 aukštyje. Virš 4 valandų. Kaip ir sakiau, pasaulio rekordas. Ne. Visi ilsisi pavėsį, bet Afrikos rekordą tikėtina aš pasieksiu. Šitą įrašą yra daryti taip 6 iš 10. Oi, hebra, kažkaip koks sangokas. Dar laikau kardaną. Po 2 metų pertraukos geriu Coca-Cola. Nu, bet yra dėl ko. Liko 600 metrų ir reikia pasiekti rekordą. Reikia. Ok. Esu iki 20 metrų mažo iki Kilimandžaro ir aš dar čia. Dakfeisu, mergos daro dakfeisu. Dar rekordas gali būti sumuštas. Paskutiniais metrais teks sportuot. Impossible. It is not in our blood, you and me. Yeah, so we are brothers from another mothers. Tai va, paskutinės liko 10 minučių iki rekordo. Reikia sprintuoti. Negaliu, nes sukasi viskas. Yra reikalų, žinokit. Dabar noriu, kad biškai nustotų suktis viskas ir tada eisiu užsidaryti. Ok. Viskas, paskutiniai metrai. Tai rekordą turim dar 5 minutės. Matėjau, šis alinantis mano ėjimas skirtas tau. Su paprašysiu, paukokit, išpildykim vieno berniuko kalėdinės svajonės. Užbaigsim su Kilimanjaro himnu Vaido Baumilo Tavo veidas. Tavo veidas Kilimanjaro viršūnė. Tavo veidas
klausantis 6 valandas, 6 minutės, mano myli draugai. Tai yra Kilimandžaro afrikiečių rekordas, jeigu aš būčiau afrikietis. Oi, wow. Visiems palinkėsiu gražių švenčių. Mėgijau Tu esi botat. už laisvą žodį ir šalin rankas nuo jo. Dar stovim viršūnės ir gavo ryšys, turi raciją pilotų, kurie skraito čia aplink. Įsivaizduojat, kaip mes esame aukštai. Varom žemyn, ašaras bėga ir bėga. Dalykus padaryti yra iš tikrųjų emociškai, meiliškai sunku. Ir tu tiesiog pasileidai jau, lyg žiūrėdamas kokį hačiko. Viena gražiausių savybių, kai žmogus sugeba paleisti, nieko išmokinti nenori. Tai pasidžiaugti čia akimirką, nes ji tiesiog yra nuostabi. Ačiū. Ir parodysim, kaip nusilidinėti nereikia. Yra savižudžių nusilidinėjimo būdas. Važiuojam, Jessica. Varom. Let's go. Tai aišku, kad pradėjo lyti arba čia snigti. Kaip kitaip? Negali būti ramiai. Su gražiu oru, su saulutė, slidžių akmenų. Toks tas gyvenimas. Niekam šiais laikais nelengva. Taip jau valandą bėgam per lietų. Šitas kempus išrodo kaip iš apokalipsinio filmo. Dieve mano. Eikit su mūsų vedamais vaikais. Tikrai bus gražiau nei čia. Esu Kilimandžaro viršūnėj ir tai pavyko padaryti per rekordiškai trumpą laiką, 6 valandas ir 5 minutės ir buvo žiauriai sunku. Ačiū visiems padėkoti už palaikymą ir pasakyti, kad mes čia vykom su savanautiška misija padėti Matėjui. Išpildykim mažų vaiko svajonės, nes praktiškai šiandien išpildžiau savasias kartu su jumis. Ačiū labai ir linkėjimai nuo aukščiausios Afrikos viršūnės. Buvo beprotis sunku, bet buvo velniškai verta. Ačiū jums.